Raseinių krašto ateities sąjūdžio Rasai darbai nesibaigia. Taip pat prisideda ir prie jaunųjų menininkų skatinimo. Ir jaunieji menininkai Šiluvoje dalyvavo parodoje. Jie pristatė savo nuotraukas pirmajame vykusiame susirinkime, Rasų susirinkime. Ir dabar merginos Viktorija ir Kristina aplankė Šiluvos menininkus ir jas apdovanojo. Raseinių krašto sąjūdis Rasai skelbė konkursą, kuriame galėjote improvizuoti ir atvaizduoti labai daug gražių vaizdų. Tai yra rytinė saulė, kaip žinome, išskiria gražius rasos lašelius. Ir šiame konkurse dalyvavo Šiluvos vidurinės mokyklos moksleivės ir gavome tikrai labai gražių fotonuotraukų ir netgi piešinių. Būtent mūsų sąjūdžio suvažiavimo metu buvo eksponuojama jūsų paroda ir, kaip žinote, pagrindinis prizas laimėtojui buvo skaitmeninis fotoaparatas. Tai šiandien mes ir atvykome čia, tikrai nuoširdžiai jums padėkoti už jūsų iniciatyvą. Tikrai visų atsiliepimai buvo patys gražiausi ir mes dar ilgai grožėjome šitomis nuotraukomis ir norime tuo skatinti jūs, kad dalyvautumėt tokiuose parodose ir eksponuotumėt savo būtent darbus, nes iš tikrųjų yra labai gražu. Tai vat būtent balsavimo metu buvo išrinktas vienas darbas, tai buvo Rasos karoliukai, vadinasi pati nuotrauka, ir nugalėtoja buvo Rūta Vaznytė. Būtent va šitas darbas dar galim parodyti, prašau. Tikrai labai gražus ir sulaukia labai daug dėmesio ir susižavėjimo. Tai sveikinam ir toliau linkiu taip puikiai įamžinti, nes iš tikrųjų labai gražu buvo. Ačiū. Visas mergaitės noriu pakviesti į kaimo turizmo sodybą Karpinė, apsilankyti sporto komplekse, kuriame yra baseinas, sūkurinė vania, garinė turkiška pirtelė. Tai vat, nežinau, kas paims mokytoją galbūt. Mokytoją, prašau, suorganizuoti ir atvežti Girginį. Mes labai džiaugiamės mokytojos iniciatyvą, kad subūrė kūrybingų mergaičių būrelį ir kad mergaitės labai garbingai atstovauja Šiluvos vidurinę mokyklą įvairiuose renginiuose, konkursuose. Mes tikrai žavimės, džiaugiamės šito mergaitėm ir linkim jom pasisekimo ir naujų prizų, naujų nugalėjimų ir prisiminimui palikti mokyklai savo tas nuotraukas apie jų darbą, apie jų veiklą. Ačiū mokytojai. Ačiū mergaitėm. Šiuose mokslo metuose mes turėjome pirmąjį tokį pakvietimą dalyvauti būtent jūsų suorganizuotame fotografijų ir piešinių konkurse. Ir merginos labai entuziastingai atsiliepė. Ne visi norintys suspėjo, kadangi truputėlį buvo trumpas laiko tarpas. Bet, man atrodo, mes tikslą pasiekėme, sudalyvavome ir pasisekė. Manau, kad tikrai tom nuotraukom žavėjosi pradžioje čia mokytojai. Buvo labai patenkinti ir sakė, reikia tų parodų. Taip kad aš tikiuosi, kad kuo tolyn, tuo daugiau tos mergaitės gilinsis ir jų perspektyva ir motivacija yra greičiausiai ateitį savo sieti su kažkuria tai meno sritimi. Taip kad turėsime kuriančių žmonių daug. Džiaugiamės galėdami prisidėti ir tikiuosi, kad tai bus tikrai ne paskutinis mūsų organizuojamas konkursas su jumis. Dėkui tada ir kartą.